Sveiki! Norėdami į tekstą įterpti lentelę, pirmiausia pasižymėkite vietą, kurioje ji turi atsirasti. Tada spauskite šį mygtuką. Atsidarysime lange, mes nustatome visus lentelės parametrus. Tai yra stulpelių bei eilučių kiekį, tarpą langelio viduje bei išorėje, lentelės lygiavimą bei lentelės ilgį ir aukštį. Atlikę šias visas nuostatas, spauskime mygtuką įterpti. Matome, atsirado lentelė su dviem stulpeliais bei eilutėm. Jeigu mums reikia papildomas eilutės ar stulpelio, naudojame šiuos mygtukus. Tai yra įterpti eilutę prieš ar po pažymėtos vietos, o taip pat įterpti stulpelį prieš ir po pažymėtos vietos. Jeigu mums reikia papildomų nustatymų, spauskime ant lentelės dešinįjį mygtuką ir lentelės nustatymai. Matome atsiradusiame lange visus pagrindinius lentelės nustatymus. O taip pat galime įeiti į išplėstinius nustatymus, kur galime nustatyti lentelės fono bei rėmelio spalvas ir papildomas nuostatas. Atlikę visus šiuos pakeitimus, spauskime mygtuką atnaujinti. Matome, pasikeitė lentelės fono spalva. Jeigu mums reikia pakeisti konkretaus langelio, eilutės ar stulpelio nustatymus, spauskime norimoje vietoje dešinįjį mygtuką. Ir pasirinkime lentelės langelio nustatymai. Atsidariusime lange mes galime nustatyti konkretaus langelio vertikalų bei horizontalų lygiavimą, konkretaus langelio ilgį bei aukštį ir išplėstiniuose nustatymuose nustatyti jo rėmelio bei fono spalvą. Šiuos nustatymus galime pritaikyti ne tik esamam langeliui, bet ir visai eilutei ar stulpeliui. Pabandome pakeisti visai eilutei spalvą. Spaudžiame mygtuką atnaujinti. Matome, visos eilutės spalva pasikeitė. Jeigu norime ištrinti jau sukurtą lentelę, spaudžiame ant lentelės dešinįjį mygtuką ir pasirenkame šalinti lentelę.